paskelbti rezoliuciją, kurią jūs turėsite priimti pakeldami ranką, balsuoti ar patvirtinate, kadangi tai jūsų įgaliotas dokumentas. Aš paprašysiu, kad paleistų įrašą, kadangi būtų visiems gerai girdima. 2013 metų rugsėjo 14 dienos mitingo rezoliucija. Visoms politinėms partijoms vieningai pareiškime, jūsų valdymas atvedė Lietuvą į giliausią krizę, iš kurios Lietuva ne tik kad neišeina, o priešingai krizė gilėja. Jūsų kalbos apie spartų ekonomikos augimą akivaizdžiai parodo, kad jokių išvadų jūs nepadarėte ir toliau tęsite Lietuvos skurdinimo politiką. Sparčiausiai auga tai Lietuvos žmonių skurdinimas, nuolatinis kainų augimas, visiškas chaosas energetikoje, viešajame transporte, miestų gatvėse, verslo naikinimas, valstybės ir savivaldybių skolos, Lietuvos kaimo mirimas, kultūros židinių ir sveikatos punktų kaime naikinimas, mokyklų uždarimas. To nematyti jau negalima. Kaip negalima nematyti ir išsiplėtojusios politinės korupcijos, kuri griauna prokuratūros ir teismų institucijas, o iš esmės griauna valstybės pamatus. Lietuva skurdinama tuo metu, kai ES kasmet teikia mums didžiulę paramą. O kas bus, kai parama nebus teikiama, kai reikės mokėti skolas? Kas laukia Lietuvos? Į šį klausimą privalote atsakyti jūs, Lietuvą valdančios politinės partijos. Ir atsakyti dabar. Laukti nebėr kada. Mums, kauniečiams, jūs privalote atsakyti už klaikę padėtį Kauno miesto savivaldybėje, kuri yra konservatorių ir jų atstovo mero Andriaus Kupčinsko vadovavimo išdavoje. Suprantama, jo veiksmams pritarint kitų partijų atstovams. O pritariama todėl, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai už tai gavo galimybę patys įdarbinti savo artimus bei giminės. Vieša paslaptis, kad beveik visi tarybos nariai, konservatoriai, bei jų artimieji, dirba savivaldybėje ar savivaldybės kontroliuojamose įmonėse bei įstaigose. Partijos Jaunoji Lietuva lyderis Stanislovas Buškevičius yra mero pavaduotojas. Jo sūnus Stasys Buškevičius bei kitas tarybos narys Aušrys Kriščiūnas su žmona dirba savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Na, o ketvirtas partijos Jaunoji Lietuva atstovas savivaldybės taryboje Kazimieras Nausėda į savivaldybę ir jos kontroliuojamas įmonės įdarbino 3 savo vaikus. Kokių sprendimų galima laukti iš tokių tarybos narių, aiškinti netenka. Todėl pradėjęs savo veiklą mero poste Auksinio tualeto statybą, šiandien meras Andrius Kupčinskas yra taikos sutarčių iniciatorius. Taikos sutarčių, kurios viešai vadinamos vogimo sutartimis. Šias taikos sutartis patvirtino teismai, su kuriais meras Andrius Kupčinskas susirašinėjo asmeniškai. Šiaip tai tokie veiksmai yra kvalifikuojami kaip neteisėtas poveikio darymas teismams. Bet mero Andriaus Kupčinsko atžvilgiu tai netaikoma. Visose savivaldybės viešosiose įstaigose savivaldybė yra atstovaujama pagal įstatymus, išskyrus vieną – VŠI Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Šioje įstaigoje savivaldybė atstovauja pats meras Andrius Kupčinskas, nors įstatymai tai draudžia. Sandrauga Kitokia Lietuva per didelius vargus sustabdė vieną šios įstaigos viešąjį pirkimą už 133 milijonus litų. Bet merui Andriui Kupčinskui tai buvo kaip žąsiai vanduo. Tokių pavyzdžių mes viešiname vos ne kasdien. Taip kaip viešiname ir kitų Lietuvos savivaldybių įteisintą žmonių apiplėšinėjimą, automatiškai padarius juos visus atliekų turėtojais ir lupant iš jų pinigus per teismus ir antstolius, nepriklausomai nuo to, turi jie atliekų ar ne. Vieningai reikalaujame, kad visos teisėsaugos institucijos nedelsiant pradėtų tyrimus dėl visų Sandraugos Kitokia Lietuva pateiktų faktų apie galimai nusikalstamą Kauno miesto savivaldybės mero Andriaus Kupčinsko, kai kurių savivaldybės tarybos narių bei administracijos vadovų veiką. Vieningai pareiškėme nepasitikėjimą Kauno miesto savivaldybės meru Andriumi Kupčinsku ir savivaldybės taryba. Vieningai pareiškėme
visoms Lietuvą valdančioms politinėms partijoms, kad tik mūsų dėka jūs esate valdžia ir valdžioje. Šiandien dar galite apsivalyti ir atsinaujinti. Rytoj gali būti vėlu. Tai mūsų mitingo rezoliucija. Taip pat turiu pasiūlymą, kad iš mūsų pasisakysiųjų jūs suteiktumėte teisę papildyti šią rezoliuciją, kadangi buvo pasiūlymų duota pakankamai racionalių. Jūs juos girdėjote. Ar pritarėte, kad galim papildyti šią rezoliuciją? Pakelkite rankas. Ačiū. Kas prieš? Susilaikysiu nėra. Tada balsuojame už šią rezoliuciją, kurią papildysime iš mūsų pasisakiusių žmonių. Kas už tai, kad priimti šią rezoliuciją? Vieningai. Ačiū. Jaunuoliai, kurie stovi šalia, jie sako, kad daugiau nevoktų iš mūsų. Iš mūsų, ponai, ponios ir jaunuoliai, nevoks tada, kada mūsų bus tokia minė, kad žinos, kad čia yra liaudis ir tauta ir kad su jais reikia skaitytis. Šiandieną jūs puikiai matote, kaip jie elgėsi su mumis. Jie stebi iš už krūmų, iš savo kameras pastatę, filmuoja, registruoja mūsų, ką mes čia darome. Bet mūsų darbas – dirbti tėvynei. Susirenkame laiką savo skirdami čia tam, kad mes esame ir mūsų daug. Ir mes esame jėga. Jėga mes esame. Jėga. 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 Kadangi mūsų mitingo laikas baigėsi, nespėjom visos programos, tai labai noriu visiems padėkoti ir kartu sudainuoti Ąžuolai žaliuos. Kol bus ąžuolai žaliuos, tol mūsų šaknys lietuvių neišraunamos. Gali jie rauti kiek nori, mūsų neišraus. Stovėkime kaip žemėj ąžuolai. Tau mintis šviesi, tau širdis.